Labdien, Tomai. Lyja tau kas? Jo. Ką darysi, kai lyja? Dirbsi šaunuolis. Iš viršaus filmuoju, kad matytųsi skirtumas. Šiandieną eis praliotai kur? Čia eis. Čia praliotas eis. Ir paskui eis jau tenai vas praliotai. Ne? Taip. Taip. Ai, žiūrėk, padarai dabar taip, o paskui padarai va taip. Čia? Jo, ir susijungs. Ten kaip tik, man liks pusę bordiūro. Pratesimui. Šiandieną mes turime šeštadienį. Vakar vakare atvažiavam, vakar buvo tobulas oras tinkliniui, filmų ir visam kitam išmiegojam. Ir šiandieną mes darbuojamės. Turėtų lyg smarkiai, bet kažkodėl dar nelyja. Nu, 2 lašai užkrenta karts 3. Taigi, ką mes šiandieną veikiame? Visų pirma, ko jūs nežinote, tai mano ekskavatorių dievas suremontavo. Dabar paaiškinsiu, kaip tai įvyko. Kai aš jį remontavau, tą gumelę pakeičiau, hidraulinį skystį dapyliau ir kas nutiko, pusė hidraulinių vožtuvų neveikia. Kodėl neveikia, nieks nežino, kaimynas sako, reikia išsiardyti ten ir ten, aš pasižiūrėjau, viską išsivaliau, vis viena neveikia. Ir ką reikia daryti toliau, tai aš paėmiau, paskambinau meistrams, sako, už 2 savaičių, jeigu nori. Gerai, o ką man veikti per tas 2 savaitės? Tai aš galvoju, gerai, reikia man daryti bent jau tai, ką moku. O ką moku, tai truselį pasikeisti gazo, tai tą bandžiau. Paskui generatorių pasikeisti, tą bandžiau. Ir galiausiai aš išsiaiškinau, kaip tą generatorių reikia pajungti, kad tie 2 laideliai labai svarbus, kurie prie jo jungiasi. Ir aš juos pajungiau ir man hidraulika susiremontavo. Taigi, kol remontuoji tai, ką moki, Dievas remontuoja tai, ką tu nemoki. Štai kokia išvada. O kaip galim tai paaiškinti, tai galbūt tai hidraulikai trūko voltų. Akumuliatorius turėjo turbūt kokie 12, o jam reikėjo kokių 14, kur duoda jam generatorius. Ir tie 14 turbūt prastumė tai, kas ten buvo užsikišę. Štai kas įvyko, kol aš nefilmavau. Gerai, o ką mes šiandieną turim veikiantį ekskavatorių ir todėl mes turime projektą. Va, mūsų projektas. Mes norime šiandieną su šitom 2 ledi. Ledi. Ar jūs ledi? Ne, aš boj. Ne, lyja, čia lašna. Boj. Gerai, mes norime va čia išsivalyti šitą dalyką iki maždaug ten. Tas visus kilimus reikia nuimti, reikia išsilyginti tai, kas čia yra, vis įtraukti, kas mums reikalinga. Va tenai yra tinklas, kurį reikia ištraukti, paletį ištraukti, ten tas lentas biškį patraukti. Ir paskui su to ekskavatoriu reikia čia nusikasti, visą tai mesime tenai ir paskui smėlį užvežti taip lygiai. Ir tos pačius kilimus, kurie čia yra, jos pakloti ant to smėlio. Toksai yra projektas. Ką čia radot? Glodina. Kas čia? Čia glodina. Ką? Įsapišika čia. Glodinas. Glodina? Tikriausiai. Čia glodinas. Kandžiujas? Ne. Jis nebent liežuvį iškišo. Mama sakė, kad jis su ežiukais kovoja. Kas ką valgo? Ežiukas valgo šitą. Tikriausiai. Kartais. Tai kaip įdomu. Jūs jau turite patirties, jau 4 metai eina, jau glodina, nebebijot. Nu, ištraukiam tinklą. Ištraukinėja po biškį kilimus. Aš čia bandau pasidaryti savo nuvažiavimą, nes noriu patekti į vidų. Medį išroviau. Guli čia. Čia toksai krūmas. Panašiai. Ir mano ekskavatorius toliau kaprizinasi biškį.
Jam tas diržas atkrenta generatorius. Biški diržą nuėdė, pasiaurėjo tiksliau šonus. Bet iš tikrųjų jisai biškit per plotas buvo. Tai vat reikia atgal uždėti ir toliau važiuoti. Įvažiavau su ekskavatoriu ir va taip atrodo apsivalymas. Ir važiavimui aš panaudojau va porą tokių nuolaužų nuo pamato ir sėkmingai. Tai va čia yra jau apvalytas kraštas aplinkui. Jeigu giliau valyčiau, galėčiau ir apskritai švariai iki žemę nuvalyti, bet to kur man dėti visą tą brūdą. Manau, kad čia reikės palikti jį. Tai va, dabar esu apvalęs vieną kraštinę su pusę ten ir pusę čia. Ir liko apvalyti dar, bet kitą irgi apvaliau, pusę čia ir va čia liko apvalyti. Ne per daugiausiai. Ir traktorius biški pavargo. Nežinau, ar jiem kuro trūksta, ar jisai šiaip sušilo. Biški, palauksim. Mergaitės darbuojasi su 30 plytelėm. Aprankioje aplinkui. Kaip darbas? Kaip darbas? Normaliai. O jau to nebebus ką rinkti, reikės judinti. Linksminas, jom dviejom patinka kartu. Mamulė savo stichijai darbuojasi, rado šitą škarmalų, arba tiksliau sakant atvežė jai. Radau pagalvėlę, žiūrėk, kiek gražiai radau. Oi. Jau šiandieną keis savo pagalvę, akivaizdžiai. Tai va čia yra prisidėjusi. Durmėjau. Čia va yra prisidėjusi. Nuo lietaus biškį paslėpė po stogu. Patinka tau škarmalų darbas. Senatvėje galėsi dirbti humanai kokiai. Ne, aš galvoju, aplamai gal aš čia įsteigsiu ką nors. Padarysiu kokį po stogu. Aha. Ką nors. Ką nors tokia intriguojančia reiks sugalvoti. Intriguojančia. Na gerai. Uždarom. Va, linksminasi mergaitės dviese. Rado pagalį, vis dėlto yra pagalių. Tomas va praliotą padarė. Jau reikėtų jam plytelio atvežti. Ši diena eina į pabaigą. Tiksliau sakant, darbai jau pasibaigė, dabar liko tinklinis, todėl kokios išvados. Tomas padarė 2 praliotus. Štai kaip viskas atrodo. Pajudėjo į tą pusę. Pajudėjo 6 plytelės taip ir 6 taip. Tai ten toliau jau nebegali judėti dėl to, kad tenai baigėsi bordiūrai. Va, liko bordiūro nepilna plytelė. Tai vat, kad aš čia viską sustvarkysiu, tą medį nuimsiu laukan, čia biškį išsikasiu ir padarysiu bordiūrus iki galo ir į šoną, tada jisai čia užbaigs. Tai va, o rytoj jisai keliaus vat į tą pusę ir čia iki čia. Čia bus Tomas. Ugnė šiandieną nupjovė šakas, jos buvo jau va tai va. Jau neįmanoma buvo pravažiuoti ir su kažko nepriliesti tų šakų. Tai apipjaustė, dabar jau įvažiavimas normalus. Va čia taip atrodo. Visai normalu. Plytelės mažėja. Čia truputį sumažėjo. Ir čia vat nuėmėm sielas, tai vat tokia dubikė gavosi. O išvalytas pamatas štai kaip atrodo. Va čia vat dar surinksim baltas plytas, nes jų čia niekam nereikia. Ateičiai reikės. Ir va čia trinkeles dėsim tik į bordiūrą ir žemės. Tas jau aišku. O vat pamatas išsivalė. Va čia taip va. Dabar čia lieka irgi tas baltas plytas nuimti, nes aš jas iš čia paėmiau. Ir pradėti vežti smėlį sulig pamato viršum ir prasilyginti. Čia bus rytoj.
rytoj. Smėlio jaučiu neturiu tiek daug, kad užpildyti visą šitą, bet bent jau padarysime va tokią dalį. Iki pravažiavimo galbūt užpildysime, gal į tą pusę. Žiūrėsim, kiek bus. Kaimynas irgi su ekskavatoriu darbuoja šį savaitgalį. Nu, jisai iš darbo pasiskolino, nu čia tai rimtas. Čia yra 6 tonų. Ir su mano palyginus tai toks greitas. Turbūt, nu, dvigubai tai tikrai greičiau. Sigis pradėjo grūzą išvežioti, tai va 2 priekabas išsivežė. Ir liko dar kokios, nu, 3-4 priekabas panašiai. Baig, Pukė. Mergaitės plytelio aprinko. Čia jau reikėtų visą tai pasklaidyti. Nes aplinkui aprinko. Čia dar yra iš šitos pusės galima rinkti. Pasmėlio mes turime tiek. O, nemažai atrodo. Gali būti, kad užteks tam 1 kvadratui. Tai va, tokios naujienos mums šiandieną. Einame tinklinį, filmą ir miegoti. Susitiksime rytoj.